tiesiog tvarkėm tamsųjį kambarėlį. Tenais tokią didžiulę tašę nukrovėm ir tiesiog radom, savo akim negalėjom patikėti. Iš tikrųjų mes galvom vaidenais iš pradžio, paskui galų gale tai supratom, iškart policiją iškvietėm ir... O kaip tas daiktas atrodė? Didelis surūdijęs daiktas. Tikrai jau gerokai surūdijęs ir toks, kaip šovinys. Didelis šovinys. Išsigandot? Kokių 3 kilogramų. Aišku, išsigandom, kaip neišsigąsti. Nes, tiesiog savo sveikatą išsigandom. Galvojom, gali ten nukristi koks iš šaus lentynų, kokie daiktai ir ten. Taip ir buvo ir nukrito. O tas žmogus, iš kurio nuomojotės butą, nieko neperspėjo, kad čia gali būti kažkokia? Tai ta šeimininkė, jinai ten net nenutokė iš tiesų. Kas ten yra tam kambarėlį, mes irgi ten net nenutokėm. Buvo visokių ten taip padelių, visokių nesąmonių. O tai iš kur gali būti tas daiktas, bet prieiti nuomininkai paliko ar kažkur? Mes galvojam, kad gali būti taip, nes sakė, buvo labai tokių ir pijokėlių, ir visokių buvo nuomininkų. Mes vieninteliai tokie tvarkingi, tiesiog sumanėm sutvarkyti.